Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki, su jumis sveikinuosi. Aš žurnalistė Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. Na, o šiandien kalbame studijoje apie sveikatinančius dalykus ir aiškinamės, ar nutukimas yra išties per gero gyvenimo rykštė. Atsakyti į šį klausimą turėtų pagelbėti šeimos medicinos gydytoja, Lietuvos nutukimo asociacijos valdybos narė Austė Gudelevičienė. Sveiki. Sveiki. Sakykit, koksgi tas pirmas įspūdis, jeigu reiktų padaryti visuomenės pjūvį, ar iš tikrųjų turime didelių bėdų, lyginant pagal europinius dalykus ir tas normas, ar mes visai neblogai čia atrodom. Žodžiu, visada pasitikrinus tampa aiškiau. Tai kurgi mes esam šiai dienai? Kaip be būtų gaila, norėtųsi visą laiką pasakyti, kad esam viršui, labai sveikai gyvenam, gerai gyvenam, dėja, kalbant apie nutukimą, esam link apačios, kaip sakant, nesam pačioje, bet esame žemose rodikliuose, ne tik tai suaugusių tarpe, bet kaip be būtų liūdna ir vaikų tarpe, tai dėja netrodom gerai. Tai nutukimas įvardyjamas kaip paskutinių dešimtmečių pandemija. Ką darome ne taip, kurgi čia yra bėdos, jeigu seneliams sekėsi kažkaip geriau, ar čia dėl to, kad iš tikrųjų pasiturinčiau mes gyvenam? Iš kurios pusės pažiūrėsim? Iš vieno aspekto galima atsakyti, kad ir taip. Tai nėra vien tik tai mūsų problema, kaip bebūtų, tai viso pasaulio yra problema. Tikrai, jeigu pažiūrėtume Ameriką ar ne, ten pietų šalis ir visą ką, mes irgi galime žiūrėti, kad tikrai to nutukimo yra labai daug. Daug faktorių susideda ir kiekvienais metais kuo toliau, tai tuo daugiau faktorių visokiausių randa, dėl ko taip yra. Tai vienas iš tų aspektų žinoma, kad visą laiką ir bus mityba, ar ne, kad per daug kalorijų yra suvartojama, kad per daug perdirbto maisto yra vartojama, mažai to sveikatai palankaus maisto, apie kurį mes kalbame, per mažai judesio, mūsų gyvenimas patapo labai sėslus, laisvalaikis dažnai yra labai sėslus. Ir aišku, prisideda daug įvairiausių kitų faktorių, aplinkos faktoriai, ar neužterštumas, genetiniai faktoriai, moteriškoji lytis, vyresnis amžius, gretutinės ligos, kurių labai daugėja, ar ne, kurios apsunkina judėjimą, medikamentai įvairiausi vartojami irgi gali prisidėti. Tai faktiškai tas sąrašas, kodėl atsiranda, įsivysto nutukimas, jisai labai didėjantis yra ir kad pasakyti, kad vienas šitas dalykas iš tikrųjų nebegalima. Bet ar ne bulvės Lietuvoje čia kalčiausios? Vis tiek, žinokit, turiu perklaust, nes tie cepelinai, šaltibarščiai ir priedai einantis prie to, kodėl estam sekasi lyg ir geriau, o Lietuvai ir ne. Ar čia iš tikrųjų mitybagi labai panaši, ar ne? Regionas praktiškai tas pats. Kur bėda? Šiek tiek tos bulvės kiša koją, turiu pastebėti, faktas, to saiko nebuvimas, galbūt mentalitetas mūsų, gal tas iš tikrųjų ir įprotis, kad kaip mes jau lietuviai susėdam prie stalo, tai dažniausiai yra tas dalykas, kad kuo daugiau paruošti. Būtinai stalas turi būti nukrautas. Jeigu nevalgai, dažniausiai taip yra polinkis, kad bakstels kažkas iš šono ir sakys, kodėl nevalgai, dėkis dar, gal neskanu. Tai šiti visi dalykai mums iš tikrųjų kiša koją, kaip bebūtų. Vaišingumas, sakot, ar ne? Taip retai atvažiavo ir dabar nepavaišinsi. Būtinai reikia cepelinų, ar ne? Tai juokas juokais, bet gal pakaitalo laikas ieškoti, ar ne? Rudenį ir burokėliai pareina, nors sako, irgi cukraus ten juose esam, ar ne? Taip. Ir morkos nėra jau tokios nekaltos. Nežinau, ką mes čia galim. Galim iš tikrųjų pakankamai daug pakeisti. Visų pirma, tai tikrai nebūtina nukrauti viso stalo. Gali būti kažkokie tai užkandžiai vienas kitas ir pagrindinis patiekalas, ar ne, ir pilnai užtenka. Tai nebūtina kiekvienam tam svečiui atsivežti dar nuo savęs kalno, o dar nepamirškim desertų. Ir vienas tortas, ir šakotis, ir dar kažkokie saldainiukai ir visa ką. Tai tas saikas yra būtinas ir aišku ieškoti alternatyvų, ar ne? Tai galim žuvies
patiekalų daugiau gaminti, galbūt jūros gėrybės kažkokias, gal paimti iš daržovių daugiau receptų dabar internete, kiek galima sveikesnės alternatyvas pasirinkti. Jūs minėjot, kad nutukimas ateina ne vienas, atsiveda draugų, iš to seka daug įvairių ligų ir, žodžiu, jeigu jau taip žiūrėti paeiliui, tai kaip tas nutukimas yra gydomas? Iš pradžių žmogui leidžiama pačiam tvarkytis, ar žiūrima, kiek daug to gerumo jau yra užsauginęs ir, žodžiu, ką darot, kai ateinat ir matot, kad jau bėda? Taip. Istorijos būna labai įvairios ir žmogus nelygų žmogui. Tai jisai gali būti jau padaręs, tarkim, namų darbus, o gali būti ir visiškai šviežias, tai pavadinkim žmogus, ar ne, beveik neturintis tų žinių. Tai jeigu per daug žmogus nėra kažko tais daręs ar nekeitęs tų savo įpročių, nes gali būti, kad ir suvokimas yra labai siauras, pavadinkim taip, įsivaizdavimas, kas tai yra sveika, kas nesveika, nes pirmiausia šitus dalykus atsirenkam, kas visgi yra tas sveikatai palankus maistas ir kas ne, ir kiek yra judesio. Tai pagrindas, kaip bebūtų, vis tiek visą laiką prasideda nuo to ir dažniausiai žmogui yra maždaug skiriama pusmetis, tokiem įpročiam pakeisti. Tai būna pirmas vizitas, jis toksai ilgesnis, taip pokalbis ar ne, įsiaiškinant visas kitas ligas, jeigu nežinojom iki šiol, nes aišku, pas mane kaip šeimos gydytoją dažniausiai žinom. Ir paskiriamas kažkoks tai planas. Galbūt ateiti kitą kartą jau su mitybos dienynu, galbūt rašytis kiek juda. Ir dažniausiai po to vizitas būna po mėnesio. Tada kas kelis mėnesius sekama ir tai po 6 mėnesių dažniausiai yra imamasi sprendimo, galbūt imtis medikamentinio gydymo. Jeigu padarau kokių ten maistinių nuodėmių, bet daug žingsniuoju, ar turiu vilties gyventi sveikiau, ar vis dėlto tą mitybą teks man susireguliuoti? Ką sakot? Nes įsivaizduoju klausimų pačių įvairiausių ir dar man labai norisi steptelti prie to, jūs sakėt, mitybos dienynas. Šitas daugeliu matyti irgi negirdėtas, tai kasgi tai yra, pasakykit. Taip, tai mitybos dienynas gali būti paprasčiausias sąsiuvinukas, į kurį susirašau kiekvieną dalyką, ką dedu į burną. Kiekvieną, nenusukant ir nemeluojant, nes reikės gydytojui parodyti. Tai iš vienos pusės jau tas šiek tiek duoda žmogui sąmoningumo, nes aš viską, ką įdėsiu į burną, aš turėsiu užrašyti ant lapo. Nepatogu, dėl šokoladuko gali būti. Tada jau gali būti, kad susimastysiu, kad gal man jo visgi nereikia. Tai tokio sąmoningumo įveda. Plus labai realiai tada matosi, ką iš tikrųjų žmogus valgo. Dar geriau, jeigu parašo, kiek jisai suvalgo. Aišku, nebūtina sverti kiekvieno dalyko, nes čia jau nepatogu. Ta prasme, šiuolaikiniam gyvenimui sunku tą daryti, bet galima parašyti ten, tarkim, delno dydžio kažkokią porciją ar panašiai, toksai bliudelis, anoksai bliudelis. Tai tada vizualiai galima matyti iš tikrųjų, ar tikrai žmogus nieko nevalgo, nes dažniausiai ir būna tas pasakymas, kad aš nieko nevalgau, bet svoris auga. Taip, sako, visiškai nieko, arba kiti šeimos nariai valgo tą patį, iš tikrųjų, arba jų organizmas įpratęs taip, kad viską verčia riebalaisgi būna ir taip, ar ne? Priklauso iš esmės, koks tas stažas, galima sakyti, ar ne, to nutukimo yra, kokios kitos ligos yra ir visa ką, bet dalinai galima sakyti taip, nes vėliau, kada yra daug labai to riebalinio audinio, tai taip jau nesustabdomas toks procesas iš tikrųjų ganėtinai gaunasi. Bet tada ir ateina, kai jau sustabdyti sunku dar kol tvarkaus ir panešu savo šokoladukus, tai ir nešioju, kam ten rodyti kitiem, ar ne? Visai būna visokių situacijų, bet dažniausiai tai ateina tokiam taške, kur jau iš tikrųjų tik tai auga tas svoris ir nebeišeina jo sumažinti. Dažnai būna žmonės jau pakankamai ir pabando galbūt įvairias dietas, galbūt kažkokius pokyčius, tik tai negauna to norimo rezultato. Jeigu dingteltų tokia mintis, žodžiu, pasitikrinti, kokiagi čia ta mano situacija yra, kaip aš galiu savarankiškai tą padaryti, palikim tokį mažą namų darbą visiems, ar ne? Patikslinkit, ką pasitikrinti. Ar koks šitas mano svoris, ar jau man reiktų susirūpinti ir registruotis pas jūs, ar dar galiu savarankiškai žingsniuoti ir ten savo dienoraščius slapta pildyti, niekam nerodydama. Taip. Tai tada yra tikslingiausia įvertinti kūno masės indeksą. Tai kūno masės indeksą tai galima tiesiog internete įsivesti KMI skaičiuoklę, susirašyti savo ūgį, svorį ir jau išmestą skaičiuoklę, kokia yra situacija. Gali būti, kad išmes, kad tai yra antsvoris
jau šauktukas yra iš tikrųjų, nes tai yra stadija iki nutukimo. Gali būti, kad išmes nutukimas, tai jau būtinai reikėtų ateiti iš tikrųjų, kad neįsivystytų tam tikros ligos. Taip, baisiausias, ko gero, yra tas pirmas vizitas, akistata ne tik su savimi, bet dar ir kažkam kitam pasirodyti, o naujienos nedžiugina. Tai kaip praeina įprastai tas pirmas vizitas, kas veikiama jo metu, ar kažkokios instrukcijos dalinamos, kągi sutarėt? Taip, labai priklauso nuo to, kiek aišku yra pažįstamas žmogus, nes labai dažnai iš tikrųjų būna, kad žmogus ilgai neliečia šitos temos. Ne visą laiką būtinai ir aš paliesiu šitą temą, nes jeigu jaučiama, kad žmogui dar yra nepatogu, tai vadinasi ir nelaikas. Taip. Dažniausiai pats žmogus jau turėtų pasakyti, kad jau nori pakalbėti apie šitą dalyką, apie svorį, apie nutukimą. Aišku, kaip gydytojas irgi gali klustelti tam kitų susitikimų metu ar ne, gal galim pakalbėti apie svorį. Bet kiekvienam ateina savas laikas, nes žmogus gali visų pirma nenorėti kalbėti, o visų antra dar gali nenorėti kažką apie tai padaryti. O jeigu ateina ir pasako jau, kad norim, tai tada aiškinamės, ką jau darė, kas pavyko, kas nepavyko, koks buvo didžiausias svoris, ar dabar yra, tarkim, didžiausias svoris. Dažniausiai tai tuo momentu jau būna pats didžiausias svoris, kiek yra iš viso buvę. Ir tada sudaromas planas tolimesnis. Paaiškinama pacientui, ką jisai dabar turės daryti, kiek laiko tai turės daryti ir kokia yra tolimoji perspektyva. Iš esmės papasakojama, kad yra visokių tų būdų, kad yra ir medikamentinis, ir chirurginis gydymas, yra ir vadinamas ir visiškai nemedikamentinis gydymas, tai visokių tų situacijų yra. Aš galvoju, ar ne dėl to, kad to pasninko mūsų gyvenime sumažėjo, nes kas būdavo anksčiau, tarkim, grįžtant prie mūsų protėvių, jie iš tikrųjų pasninkaudavo ir pavasarį, ir prieš didžiąsias šventes, ir viskas, matyt, kažkaip susireguliuodavo. O dabar, kaip ir mes čia skubam, nėra kada, ir vaikų būreliai, kokie dar pasninkai, ar ne? Vat su tamsa į namus įgriūni ir greitai tą vakarienę. Tai gal tas pasninkas irgi, gelbėjimos ratas vienas iš galėtų būti? Kaip kuriem žmonėm tai tikrai taip. Aišku, labai svarbu yra vertinti kitas ligas, ar nebus kas trukdys šitam dalykui, kad gal žmogus nebūtinai gali laikytis to pasniko vadinamo, arba kaip įvardinkim protarpinį badavimą, ar ne, kurį irgi galima taikyti. Tai yra tikrai žmonių, kuriem taikom ir gal nebūtinai ilguoju to periodu, bet tarkim apie 12 valandų, tai didžiai daliai žmonių visgi tinkamas yra dalykas ir tikrai pakankamai efektyvus būna. Nutukimas visuomeniai eina irgi su tokiu dalyku kaip stigmatizavimas, ar ne? Taip. Jeigu daugiau sveriantis, tai gal ir ne visai mano draugas, ar ne? Kažkoks kitoks nei aš, ir tada tų išlygų daug. Ar pastebit tokį reiškinį, pasakoja žmonės, patirtim dalinasi, ar iš komentarų pavyksta sužinoti, kokiu keliu? Visiškai taip, šita problema yra labai opi, labai didelė, tai tiek patys žmonės ir pasako, iš tikrųjų dažnai pasako, kad ir patys savęs nemėgsta dėl šito dalyko ir tada atrodo, kad ir kiti nuvertina, tai yra labai dažnas dalykas. Labai dažnai galima išgirsti, taip kažkokiuose neformaliuose susitikimuose, ar ne, vis tiek šita tema tokia išlendanti, tai didelė žmonių dalis iš tikrųjų pasako, kad žmogus tiesiog neturi valios ar kažkas tai tokio. Ir net ir medicinos personalo yra irgi, kuris stigmatizuoja, kuris nuvertina ir visą ką, nors numeris vienas tai yra iš esmės nekritikuoti, neteisti ir priimti žmogų. Tik tai taip mes jam galėsim padėti ir pats žmogus tik tai savo galės pirmiausia padėti, tai kai jisai įvertins, kad jis nėra kažkuo prastesnis už kitą vien dėl to, kad jo svoris yra didesnis. Bet tas negatyvus įvertinimas iš visuomenės, jeigu tu daugiau kilogramų sveri, ar ne? Taip, tas vienareikšmiškai. Tai vieni sako, reikia žiūrėti veidrodį, kritiškai ir daryti išvadas, o kiti sako, gero žmogus turi būti daug. Tai čia vėl labai priklauso matyti, kokia asmenybė už tų durų ir ar jis pats nori keistis, ar jam gerai, kaip dabar yra, ar ne? Kitas gal visai patogiai jaučiasi.
Tai yra keli niuansai. Aišku, numeris 1 save mylėti tikrai reikia, tačiau reikia ir įvertinti, kad sveikatai tai yra nenaudinga, kaip bebūtų. Tas papildomas svoris, jisai tikrai nėra gerai ir tai vis tiek, kaip bebūtų, veda į kitas ligas. Tai priimti šitą dalyką irgi reikia ir pokyčiai vis tiek yra pageidautini. Taip, tai o kitos bėdos, tai apkrova sąnariam ar ne, na, judėjimo bėdos, iš to didelis kraujo spaudimas aukštas, mes sakom. Ir, na, kelialapis ilgesnėm atostogom gali kai kada būti, ko gero. Jeigu dar amžius, pavyzdžiui, irgi vienas iš faktorių. Labai daug ir kiekvienais metais turbūt kaip su priežastim, kodėl tas nutukimas atsiranda, tai taip ir su ligom. Iš tikrųjų, kiekvienais metais vis daugiau randama kokios ligos išsivysto dėl nutukimo. Tai ne tik tai judėjimo atramos ligos, ar ne tik tai spaudimas, diabetas, podagra, menstruacijų sutrikimai, vaisingumo sutrikimas, ar ne, nekalbu jau apie įvairiausias psichologinės problemas, apie savivertės problemas, depresiją, nerimą ir taip toliau panašiai, vėžio įvairiaus formų, tai sąrašas irgi ilgiausias yra širdies ir kitos ligos, ne tik tai spaudimas, ir ritmo sutrikimai, ir širdies nepakankamumas. Tai faktiškai vis ilgėja ir ilgėja tas sąrašas. Norisi mautis batus ir bėgimo batelius ir link Vingio parko pasileisti, kol jūs čia vardinat tas ligas. Gal pavyks pabėgti, dar laikas. Bandykime. Taip, neramu tampa. Iš tiesų, tikriausiai pastebit ir kitą šios problemos pusę, kad žmonės bando spręsti problemą savarankiškai, irgi iki komiškų dalykų nueinama. Kažkas placebinius vaistus, kaip ir prieš filmavimą apkalbėjom, perka ar ne, o jie norimo poveikio neduoda. Kažkas ten badinasi, paskui neištvėręs krenta į tą savo įprastą gyvenimo būdą. Ko tik tie medikai neprisiklauso, ar ne? O ar yra sėkmės istorijų, kad žmogus bandė ir jam kažkaip pavyko, bet savarankiškai pavyko? Pasitaiko tokių? Tikrai pasitaiko ir savarankiškai. Visokių situacijų yra. Yra tikrai, kurie pasako, kad anksčiau svėriau tiek ir tiek, dabar aš svėriu tiek ir tiek. Ir reikia suvokti, kad šita problema tai dažnai lydi visą gyvenimą ir tokie kaip kalneliai, ar ne? Tai geriau, tai blogiau, tai geriau, tai blogiau, tai čia nuolat yra. Yra ir tokių atvejų, kur galbūt mes nešnekėjom labai daug ir detaliai, bet tik tai, buvo gal viena kita frazė pasakyta, kad reikėtų tą svorį mažinti. Ir kartais žmonės tikrai labai nustebina, nes jie tą mintį pagavo ir jie nusprendė, kad taip, aš gyvenimą pakeisiu. Arba kartais įsigąsta ir diagnozių, ar ne? Būna, kad nustatom cukrinį diabetą, šitą frazę išgirdo, viskas, pakeitė mitybą, numetė 20 kg, tą svorį išlaiko. Tai būna labai įvairiai. Tai mityba, judesys, ar ne, kaip išsiaiškinom, kas ten dar? Šiek tiek nešnekėjom apie elgesio terapiją, iš tikrųjų apie psichologiją, ar ne, tai galimos tiesiog psichologo konsultacijos, galima psichoterapija, labai dažnai kognityvinė elgesio terapija yra toks taikoma. Kaip ir palaikymas tavo lieknėjimo kelyje, nes tai nėra lengva, ar ne? Atrodytų, kas čia nelengva, bet labai nelengva. Labai nelengva, tai yra labai sunkus darbas ir ypatingai jeigu mes judam iš tokio taško, kur jau yra labai didelis svoris ir dar papildomai esančios kažkokios ligos. Šalia to dar gali būti įvairiausių kitų psichologinių sutrikimų, kada irgi reikia pagalbos. Tai šitas dalykas irgi yra labai svarbu. Na ir, kaip minėjau, jeigu po to vėliau prireikia, medikamentinis ir chirurginis gydymas. Ar didžiai daliai pacientų prireikia to medikamentinio? Kadangi tai yra pakankamai naujiena, ar ne, Lietuvoje, tai dar nedaug ir tų atvejų turime, kaip bebūtų, ir vaistų sutrikimų turime, tai dar tik tai, kaip sakyt, bebundanti šita tema ir čia dar bus labai daug proveržių, nes tarkim ir konferencijose, ar ne, vis pristato, vis tobulėja šita tema ir kelių metų bėgyje mes tikrai, manau, matysim labai didelius pasikeitimus. Kuo toliau, tuo iš tikrųjų populiaresnis yra medikamentinis gydymas ir manau, kad tai reis toliau į linkme. Dar norėtųsi pridėti, kad iš tikrųjų to cukraus mes daug kur dažniau dabar sutinkam. Ir salduminuose jo yra, ir padažuose, ir gėrimuose. Ir, klausimas, kur jo nėra. Gal ore, kurį kvepiame, vis dar ne, bet šiaip tai kažkaip, kodėl jo tiek daug prisisėjo visur, kokia čia priežastis? Ar visi savo pardavimus gerina? Kokia yra priežastis?
Laimė suteikia iš esmės tas cukrus, tai vienas dalykas, ar ne? Žmogus labai gerai jaučiasi, vis norisi dar ir labai geri pardavimai. Tai iš esmės, čia jau reikėtų turbūt visų ir valstybinių lygmenių, čia ir pasaulinių lygmenių galima žiūrėti, kad turėtų būti labai svarbu žmogaus sveikata ir vienareikšmiškai turėti strategiją, kad tą cukrų mažinti. Tai gal apie visą pasaulį mes ir negalim kalbėti, bet apie Lietuvą mes galim kalbėti, kad turėtume mes kuo daugiau įvairių kampanijų ir programų, kad mažinti tą cukrų jau produktuose. Jūsų pastebėjimas buvo labai geras. Neseniai vienai pacientai teko naujai pasakyti diagnozę, kad jinai susirgo cukriniu diabetu. Tai jinai iš tikrųjų net įsigandusi atėjo kitą vizito metu, nes sako, gydytoja, visur žinokit, cukraus pilna, dėja, taip yra, taip, ir ta pati duona ir visa kita, visur jo yra. Tai tikrai jau čia vien tas, kad mes jo labai daug turime ir parduotuvėse, ar ne įvairiausiose produktuose. Mes turime labai daug greito maisto restoranų, tinklų, prie mokyklų pilna statoma yra visokiausių McDonald'ų, viso ko, kas yra šiaip labai blogas dalykas. Kam blogas, o kas naują pasaulį atranda į gyvenimą išėjęs, ar ne? Visokių tų pusių yra. Jūs dar esate Lietuvos nutukimo asociacijos valdyboje, kokius darbus ten dirbate, kokius tikslus sau keliate ir kaip visuomenės gyvenimas nuo to turėtų kisti. Taip. Tai viena pagrindinių mūsų ir didžiųjų darbų buvo išleisti nutukimo gydymo rekomendacijas. Tai čia yra būtent sveikatos priežiūros specialistam. Tai pernai metais labai džiaugiamės, kad šitas dokumentas išvydo dienos šviesą ir turime įsipareigojimą kiekvienais metais atnaujinti šį dokumentą. Tai prisėdo didelė grupė įvairių specialistų, kam esu labai dėkinga, kad taip prisėdom susitarti, kad visiems būtų gerai ir pritartume vienas kitam. Neužilgo išleisime ir šių metų atnaujintą versiją ir vis tengiamės skleisti tą žinią. Ir kitas labai svarbus aspektas yra konferencijos, žinoma, organizuoti, skleisti tą žinią. Tai svarbiausi aspektai būtų šie. Koks būtų jūsų palinkėjimas tiem, kurie dar nepadarė jokio žingsnio, bet žino, kad tas nutukimas kažkur šalia, ar ne? Jeigu ne manyje, tai gal mano šeimoje, mano draugų, bendraminčių rate. Kaip mes galime prisidėti prie tų pokyčių vieni kitų gyvenimuose, jeigu ne savo pačių? Ar iš tikrųjų svarbu, kokioje aplinkoje, tarkim, esame? Taip, labai daug aspektų išeina iš šio pasakymo. Iš tikrųjų, tai vienas iš jų, kad aplinkoje labai svarbu, kas yra ir kokie mus žmonės supa. Tai palinkėsiu, kad suptų tie žmonės, kurie mato, kad nutukimas yra problema. Tai palinkėjimas būtų savo pripažinti, jeigu yra ši problema. Galbūt padėti šalia esančiui tai pripažinti. Nekritikuoti, nestigmatizuoti, priimti žmogų, priimti patį save, ir kreiptis pagalbos iš esmės. Tai numeris 1, aišku, šeimos gydytojas, galima kreiptis ir į kitus specialistus, bet dažniausiai tai būna šeimos gydytojas ir stengtis toliau, kad jau judėti link sveikesnio gyvenimo. Aš tik priminsiu, kad rakto iš nutukimo temos ir visų iš to sekančių reiškinių ieškojame su Lietuvos nutukimo asociacijos valdybos nare, gydytoja Austė Gudelevičienė. Tikiuosi, mums pavyks ir kartu, ir po vieną, ir visaip kaip. O jums ačiū, kad buvote ir tęskite tai, ką pradėjot. Labai daug prasmės tame. Ačiū labai. Iki kitų kartų. Iki. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Monodaktaras.lt